Rubrika remia verslo ir švietimo organizacijų bendradarbiavimo programa Akademija @Kauno tiltai. Sveikas Sergejau. Sveikas Ignai. Sveiki žiūrovai. Praeitoje laidoje kalbėjome apie tiltų griūtis ir rezonansą. Šiandien apie ką kalbėsim? Apie asfaltą. Taigi, mes esame Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kelių tyrimo institute. Pradėkime. Kelių tyrimo institute labiausiai nustebino asfalto įvairovė, sudėtinga įranga ir daugybė eksperimentų, kuriuos mokslininkai atlieka su asfaltu. Tačiau apie viską iš eilės. Taigi, kas yra tas asfaltas? Asfaltas arba bitumas, dar kartais vadinamas kalnų derva, yra juodos spalvos degi medžiaga. Tai yra derva, kuri kambario temperatūroje yra kieta, tačiau ją pakaitinus suminkštėja. Net ir būdamos kietos dervos išlaiko takumą, tik jų tikėjimo greitis būna itin mažas. 1944 metais Dubline Trinity koledže mokslininkai pradėjo eksperimentą, kurio tikslas buvo pademonstruoti bitumo takumo. Vienas bitumo lašas skaryto net 69 metus. VGTU laboratorijoje man parodė tą klampų bitumą. Mokslininkai sakė, kad bitumas naudojamas ne vien tik asfalto gamyboje. Bitumas daug kur taikomas, ilga jo istorija. Senovės Indijoje 5 amžiuje prieš mūsų erą bitumas buvo naudojamas apsaugai nuo lietaus, bet kaip klėjai krepšio ir valčių gamyboje. Senovės Egipte bitumas buvo naudojamas balzamuojant mirusiųjų kūnus, dėl to mumijos yra labai degios. Anuomet bitumas atkeliaudavo iš mirusios jūros, kurią istorikai dėl to vadino asfalto ežeru, dėl paviršiuje plaukiančio natūralaus bitumo. Laboratorijoje matytas asfaltas turi labai mažai bitumo. VGTU mokslininkai sakė, kad tame asfalte bitumo yra tik keli procentai. Didžiausia dalis sudaro akmuo, skalda ir smėlis. Jis dar yra vadinamas asfaltbetoniu. Mačiau labai daug įvairių skirtingų rūšių. Vienos spalvotos, kitos juodos. Vienos su smulkiais akmenimis, kitos rūšis su stambesniais. Mačiau net asfaltą su skylutėmis. Kam to reikia? Asfalte bitumas yra klampus ryšiklis, kuris suriša akmenis, skaldos ir smėlio daleles. Toks mišinys įgyja naujų savybių, kurių neturėjo nei skalda, nei bitumas. Toks mišinys tampa tamprus, jis gali amortizuoti lengvą smūgį. Derindami sudedamųjų dalių procentus galime kontroliuoti kietumą, minkštumą, keisti asfalto lydimusi temperatūrą, atsparumą šalčiui. Vienos asfalto rūšys klojamos karštos, jų temperatūra būna per 120 laipsnių. Kitų rūšių klojimo temperatūros nuo 40 iki 80 laipsnių yra net šaltas asfaltas, kurį kloja esant žemoms temperatūroms. Inžinieriai kartu su mokslininkais tobulina esamas rūšis ir kuria naujas. Iš skirtingų asfalto rūšių pagaminami bandiniai, kurie dedami į sendinimo mašinas. Tokioje mašinoje asfalto bandinys yra gniaužiamas, spaudžiamas ir tampamas tūkstančius kartų. Asfalto savybės pasikeičia, kai kinta orai, todėl mokslininkai turi specialų šaldytuvo krosnį, kuriame asfaltas arba šaldomas iki -40 arba kaitinamas iki 120 laipsnių Celsijaus. Tokiame automate asfaltas 100 kartų atšaldomas ir pakaitinamas. Viduje mašinos yra keičiama drėgmė. Mokslininkai žiūri, kaip asfalto danga greitai susidėvi, nagrinėja, kaip padaryti ją geresnę, tvirtesnę ir atsparesnę. Ir tai dar ne viskas. Fizikoje sparčiai populiarėja metamedžiagos. Mokslininkai pagamina neįtikėtinų įrenginių, nuo nematomumo skraistės iki vadinamų išmaniųjų medžiagų. Tai tokios medžiagos, kurios turi neaptinkamų gamtoje savybių ir jos yra protingos. Šios nanotechnologijos atkeliauja ir asfalto gamybą. Nanodalelės yra tokios smulkios, kad milijono dalelių išrikiavus vieną ant kitos, jų bendras aukštis būtų tik 1 mm. Dėl jų mus nuolat kankina alergija. Tačiau dėl jų pagaminame labai efektyvius dažus, jos padeda diagnozuoti ligas, o specialių būdų supakavę nanodaleles gauname naujų egzotinių medžiagų, tvirtesnių už titaną, bet kartu lankščių ir tamprių lyguma. Profesorius Audrius Vaitkus man būtent apie tokias nanotechnologijas papasakojo. Jau nanotechnologijos yra naudojamas šiandieninėse kelių dangose ir išskirtinai betonuose, asfalto mišiniuose ir asfalto dangose. Na ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto kelių tyrimo institutas irgi taipogi dirba su šiomis medžiagomis, bet dirbama ir tokiais aspektais dangos,
kurios valo orą, iš transporto priemonių išmetamus teršalus netgi gali išvalyti. Taigi tų inovacijų yra daug. Dar įdomesnės yra išmaniosios medžiagos. Tai yra medžiagos iš fantastinių filmų. Tokia medžiaga atsimena, kokią formą turėjo ir moka atsigydyti. Įsivaizduok, asfalto danga, kurie nebaisios duobės. Tokia protinga danga užsilopytų per naktį, o vairuotojams nereikėtų kentėti kamščių. Kelių tyrimų institute man papasakojo apie tokią dangą. VGTU mokslininkai žino, kaip ją pagaminti. Labai smagu pasidžiaugti, kad išmanaus asfalto perspektyvą mes galime džiaugtis jau šiandieną, nes mes turime išmanų asfaltą Lietuvoje. Teisingai, tokios dangos jau yra. Į asfaltą yra įmaišoma speciali medžiaga ir toks asfaltas lieka sausas net per baisiausią liūtį. Vanduo tiesiog nubėga nuo asfalto kaip nuo žąsies. Dar asfaltas gali būti padaromos porėtas. Tokios asfalto dangos yra tikras inžinerijos stebuklas. Jie sugeba sugerti kelias tonas vandens ir be jokių balų. Tikra vairuotojų svajonė. Kiek daug mes sužinojome apie asfaltą. Ir tai yra tik tai pradžia. Kitose laidose pratęsime temą. Šiam kartui tiek. Iki. Iki žiūrovai.